Su jumis esu aš LPS Saša ir šiandien rodžiu video, kaip pasidaryti LPS pieštuką. Tai kągi, mums reikės dantų krapštuko, žirklių ir flomasterių. Tai kiek iš pirmo buvau nufilmavus, aš netyčia baigiau filmuoti, tai su žirkliam perkirpkite dantų krapštuką lygiai per pus. Ir kai perkirpate, gaunate jūs dvi dalis. Tada, kaip žinote, pieštuke, tasai, su kuriuo pačiu spalvinate, paimkite kokios jūs norite spalvą ir tą vagal nuspalvinkite. Aš esu nuspalvinus va matosi. Ir toliau biškį palikite vietos, tai toliau, kaip jūs žinote, kad yra. Ir tada nuspalvinkite visą. Visat reikia pasilikti, nepasilikti, o prieš save turėti pieštuką. Aš neturiu, bet aš tai atsimenu, kad reikia, aš visai išpaišiau, kad reikia palikti mažiuką tarpiuką. Tai iš vieno krapštuko gaunasi du. Tai va, aš jau baigiau. Štai ir mano pieštukas, su kuriuo jinai rašys. Atrodo tikrai labai tikroviškai. Tai va padariau ir dabar negalės rašyti. Taip pat padarote su kitu ir išlyginate, kur yra nelygų. Suprantate, čia yra nelygų. Halleluja, nukirpau. Bijau, kad vėl nukristelė. tą patį padarote su juo. Tai dabar man gausi žiauriai gražus. Nežinau, čia fiksuoju rožinė, žiauriai gražus rožinis pieštukas. Ir dabar palyginam, kuris yra gražesnė. Man tai šis, nežinau kaip jums. Tai va čia tokie va. Tai pieštukai. Šitą noriu daryti dar. Šitą darysiu dar. Tai jo. Su jumis buvo aš LPS Saša ir nekreipdėlis šitą baisę gumą. Tiesiog jinai tik miegojo. Nes jinai pavargom, nes per dieną po 5 minučių vis naują video reikia daryti. Nereikia, aš pati taip. Tai jo, su jumis buvo aš LPS Saša. Like, komentuokit, subinkit, prenumeruokit kitaip ten. Žodžiu, čiau, kačiukai, iki kitos susitikimo, bye.